Sniego karalystė. Vieną žiemos rytą Rikis, prabudęs ir stryktelėjęs iš lovos, pažvelgė laukan. Jis labai nustebo, pamatęs lauke tiek daug baltos spalvos. Anksčiau jis to niekada nebuvo matęs. Greitai nusliuogęs žemyn lietvamzdžiu, jis stryktelėjo į Cecilijos kambarį ir sušuko Cecilijai. Cecilija! Tu nepatikėsi, kas nutiko! Cecilija, kaip visuomet, ramiu balsu pasisveikino ir paklausė skruzdėliuko, kas nutiko. Rikis net pasilenkęs į priekį pradėjo pasakoti Cecilijai. Aš atsibudęs, išeinu į lauką, o ten pilnas kiemas kažkokių miltų, baltų miltų, o gal cukraus, tiksliai nežinau. Bet visa žemė nuklota baltutėliai kažkokiais miltais. Gal koks miltų fabrikas susprogo? Cecilija pradėjo juoktis. Na ne, Riki, tai ne cukrus ir ne miltai. O kas? Paklausė Rikis. Tai sniegas, atsakė Cecilija ir trumpai paaiškino Rikiui, iš kur atsiranda sniegas. Kad tai iš vandens garų susidarantis ledo kristalai danguje. Labai mažyčiai, kurie užšąla, jei lauke būna šaltis. Tai yra, temperatūra turi būti mažiau 0. Rikis suprato, kad ir vėl buvo neteisus, galvodamas, kad lauke pilna miltų. Jis trumpai pasijuokė iš savęs ir nusprendė atidžiau panagrinėti sniegą. Tuos mažyčius ledo kristalėlius. Cecilija papasakojo, kad iš sniego galima nulipdyti sniego senį arba pastatyti sniego pilį, tvirtovę. Taip pat galima sniegą kasti arba pažaisti sniego gniūšių karą, pasimėtyti vienas į kitą. Tik labai atsargiai, kad nepataikyti į veidą, nes labai skaudėtų. Rikis jau nekantravo eiti į lauką ir pažaisti su sniegu. Cecilija jam liepė lukterti ir nuėjo šiltai apsirengti. Ji liepė Rikiui taip pat užsidėti šaliką ir pirštines, nes lauke žiemą galima peršalti, jei neapsirengsi šiltai. Visai netrukus Cecilija ir Rikis jau buvo lauke. Jie džiaugiasi storų sluoksnių sniego ir visaip jį mėtė. Pradžioje Cecilija įkrito į sniegą ir padarė sniege angelo įspaudą, plasnodama rankomis aukštyn ir žemyn, o kojomis į šonus. Rikis pabandė padaryti tą patį. Jiems atsistojus ant sniego liko angelų siluetai. Išties tai priminė angelo formą. Vėliau Cecilija pabandė nulipdyti sniego senį besmegenį. Ji pradėjo nuo mažos gniūžtės, jai metus į sniegą rideno ir jis darėsi vis didesnis. Taip susidarė didelis kamuolys sniego, ant kurio netrukus Cecilija uždėjo mažesnį, o po to dar mažesnį rutulį sniego. Taip susiformavo savotiškas kūnas. Šiek tiek apdailino ir vietoje akių įbedė 2 konkorėžius, o vietoj nosies morką, kurią atsinešė iš namų.
Rikiui labai patiko nulipdytas sniego senis. Jis pasiūlė dar padaryti rankas. Rankas Cecilija padarė iš šalia atrastų nukritusių medžio šakelių, kur iš visiškai mažos šakelės padarė burną seniui. Vietoje ausų ji įstatė po akmenėlį, o vietoje kepurės kibirą, kuriuo mama vasarą semia vandenį ir laisto gėles. Rikis juokėsi, kad šitas senis labai išgąsdins skrendančias varnas ir kitus paukščius. Bet naktį nubudęs ir pažvelgęs pro langą, jis galimai ir pats išsigąstų. Vėliau Cecilija pasiūlė Rikiui pastatyti sniego tvirtovę. Jie uoliai lipdė tvirtovės sienas, sulipdė įėjimą, stogą, netgi padarė vieną langą, pro kurį buvo galima matyti, kas ateina į svečius. Pabaigę statybas, jie pamatė, kad tvirtovė gavosi labai graži ir svarbiausia, joje galima buvo pasislėpti. Įėjus vidun nebuvo jokio vėjelio, o jausmas būnant viduje buvo labai geras. Juk tvirtovė buvo pastatyta savo rankomis. Cecilija ir Rikis netgi sugalvojo joje pavalgyti, todėl atsinešę maisto iš namų, papietavo savo tvirtovėje. Galiausiai Rikis sugalvojo pakviesti miško žvėrelius pažaisti su sniegu. Jis pasiūlė Cecilijai nueiti į mišką ir pasiūlyti visiems miško gyventojams kažką pastatyti, ar šiaip ką paveikti su sniegu. Cecilija sutiko. Abu patraukė miško link. Nuėję į mišką, Cecilija ir Rikis pamatė užšalusią miško kūdrą. Ant kūdros ledo jie pamatė kiškį Kostą, kuris bandė eiti ledu. Jis, slidinėdamas, bandė balansuoti ant ledo, o vos kryptelėjęs, kaip mat nugriūdavo ant vieno ar kito šono. Skrusdeliukui tai buvo be galo juokinga. Kiškis Kostas truputį įsižeidė, kad skrusdeliukas iš jo juokėsi. Tačiau kaip mat nudžiugo, išgirdęs, kad jį Rikis kviečia pažaisti su sniegu. Eime greičiau ieškoti kitų, ragino Rikis. Susirasim visus ir darysim sniego karą, pridūrė skrusdeliukas, net pašokdamas iš džiaugsmo ir nekantrumo. Toliau beeinant mišku, jie sutiko visus kitus žvėrelius. Ežį Beną, šermonėlį Maksą, voverę Arielę, lapę Mildą, stirną Šarlotę, pelėdą Florenciją ir varlę Danielę. Tik meškos Džozefinos jiems prižadinti nepavyko, nes meška buvo giliai įmigusi. Visi draugai nuėjo iki didžiosios miško pievos, kur buvo daugiau erdvės ir medžiai ar krūmai neužstojo vaizdo. Trumpai pasitarus, jie nusprendė pasidalinti į 2 komandas ir pasistatyti po tvirtovę. 2 komandos, 2 tvirtovės. Ilgai netrukus visi kibo į darbus. Abi komandos rideno sniego kamuolius, o iš jų vėliau lipdė sniego tvirtovių sienas. Jas dailino ir visaip tvirtino. Kuo toliau, tuo didesni sniego statiniai darėsi ir po truputį buvo galima įžiūrėti tvirtovės elementus. Vienoje tvirtovėje buvo galima matyti langus ir platų įėjimą, o kitoje tvirtovėje netgi slaptą požeminę angą pabėgimui. Viena tvirtovė buvo viename pievos gale, o kita kitame. Kuomet didžiojoje pievoje 2 didžiulės tvirtovės buvo pabaigtos dailinti, žvėreliai pagaliau sutarė žaisti sniego mūšį. Pirmas neiškentė šermonėlis Maksas ir net neišklausęs, kas kieno komandai priklauso ar kokios yra taisyklės,
Greitai pasidarė sniego gniūžtę, ją metė tiesiai Lapei į nosį. Lapė Milda taip supyko, kad pasidariusi gniūžtę jas įviedė atgal, bet netyčia iš to skubėjimo pataikė stirnai Šarlotei į žandą. Stirnos snukis taip susisuko, kad jai net liežuvis iškrito iš nasrų. Varlė Danielė, nieko nelaukusi ir supratusi, kad mūšis jau prasidėjo, sviedė gniūžtę šermonėliui Maksui į pakaušį, kad Maksas net pargriuvo. Visi taip juokėsi, kad nepastebėjo, kaip ežys Benas, pasidaręs keletą gniūžčių, jas paleido į visas puses, o žvėreliai tik puolė bėgti visas pusės klykdami. Taip prasidėjo sniego mūšis. Visur skraidė gniūžtės, o žvėris tik spėjo lankstytis, kad nepataikytų vienas kitam į nosį ar pakaušį. Galiausiai skrendančiai pelėdai Florencijai pataikė į pilvą, kad ši persivertė ore ir krisdama tėškėsi tiesiai ant skruzdėliuko Rikio. Skruzdėliukas slysdamas kliudė ežį Beną, o šis trenkėsi į stirną Šarlotę. Ir visi sukritę į pusnį stipriai juokėsi, o Cecilija puolė gelbėti ir traukti iš pusnies mažuosius išdykėlius. Diena prabėgo akimirksniu. Visi žvėreliai buvo pavargę, bet labai laimingi. Laimiai niekas nenukentėjo, nes žaidžiant sniego mūšį reikia būti labai atsargiam ir į veidą nemesti. Žinoma, žvėreliai to nepaisė ir taisyklių neklausė, tačiau šįkart jiems baigėsi laimingai. Cecilija paaiškino jiems, kaip reikia elgtis saugiai žiemą ant sniego ar ledo. Niekada negalima stumdytis, nes galima susižeisti paslydus. Lipti ant užšalusio ledo yra pavojinga, nebent suaugę įvertina ledo storį ir leidžia tai daryti. Reikia būti labai atsargiam, nes ledas gali įlūžti. Žaidžiant sniego mūšį negalima mesti į veidą ar galvą. Negalima laižyti metalinių daiktų žiemą, nes prišals liežuvis. Taip pat reikia dėvėti pirštines, o žvėreliams ilgai nebūti ant ledo ar sniego, kad nenušaltų letenėlių. Grįžę namo, Rikis ir Cecilija dar ilgai džiaugiasi dienos nuotykiais. Ir gurkšnodami arbatą prisiminė sniego mūšio epizodus. Jie vis atpasakojo stirnos Šarlotės susisukusi snukį, kuomet gniūžtė pataikė jai į žandą. Rikiui labai patiko žaisti sniego žaidimus. Ir sniegas tą žiemą jį labai pradžiugino. Nors iš pradžių jis galvojo, kad lauke pilna baltų miltų. Šį kartą tiek žemiškų nuotykių Rikio ir Cecilijos kasdienybėje. O kokie nuotykiai laukia Rikio ir Cecilijos sekančiomis dienomis, tu sužinosi jau kitose pasakose. O dabar aš jums sakau iki ir iki pasimatymo su Rikiu ir Cecilija.